Labas. Naujas formatas, kurį manau, kad tęsiu, nes matau tame labai daug prasmės ir vertės. Tai yra ir kristalo, ir eterinio aliejaus derinimas tavo gilesniam pajautimui, sveikatinimui, dvasiniam augimui, situacijų sprendimui. Šiandien pas mus yra nuostabus karališkos spalvos, mėlynos, laikomas šventuoju akmeniu yra lazuritas. Plinijus vyresnysis lazuritą lygino su žvaigždėtų dangaus skliautu, kadangi jame matote tokias smulkias aukso spalvos spirito intarpus, lyg žvaigždeles. Nuostabiai gražus, įspūdingos spalvos, jis laikomas ir grožio etalonu, ir dangaus didybės, dievų galybės įsikūnijimu šiame akmenyje. Egiptiečiai taip pat garbino lazuritą ir iš jo gamindavo šventuosius skarabėjus, įvairius amuletus, talismanus. Tai yra atsinaujinimo akmuo, kuris suteiks tau energijos siekiant naujovių. Ir kai norėsi išsiveržti iš gyvenimo rutinos, kai trokši gyvendinti naujus planus, pasiekti aukštumas, nešiok į kiekvieną dieną. Taip pat dažniausiai dovanoja bendraminčių kompanija, naujus draugus. Jis yra laikomas sėkmės, gerovės, laimės akmeniu, neša sėkmę ir turtą. Padės tau pasaulį žvelgti aiškiai ir ramiai, skatins pažinti ir suprasti save, skatins atskleisti tavo dvasinės galias ir kūrybiškumą. Ir švelnios jo vibracijos skatins tavyje džiaugsmą, atvirumą, nuoširdumą ir padės tau sukoncentruoti mintis ir sustiprinti valią. Padės tau susikoncentruoti ir pasitelkti vidinius resursus ir išmintį ir mokys tave vidinės pusiausvyros, atsispirti išorės poveikiui bei atrasti savyje asmenybę, kuri neleis niekam savęs išnaudoti. Vis dėlto daugelis iš mūsų vis dar siekia pasitikėjimo savimi, nes daugumai jo trūksta. Tai nuostabus draugas šitam atvejui ir sustiprins be abejo tavo vidinę stiprybę ir beje labai puikiai tinka ir miegui giliam. Iš dvasinės pusės tai yra dvasinės karalystės valdovas, nes jis veikia ir pasąmonę, ir intuiciją. Tai toks akmuo lyg mokytojas, kuris tikrai padės atrasti tau save, aiškiau reikšti savo mintis, pamatyti kažkokius netobulumus, spragas, problemas savyje ir skatins tave augti dvasiškai, suteiks daug idėjų, jausi ryšį su aukštesniuoju aš. Dar jis yra trečiosios akies akmuo, kuris teikia ramybę, labai tinka meditavimui. Taip pat jis yra dvasinių galių akmuo, kuris